Sveiki, čia yra mūsų lietuvių kabinetas. Sveiki, aš esu Viktorija. Ir šiandien mes pristatome mūsų mokyklos rusų klasę. Naujai atėjęs mokinys į mūsų mokyklą, kurio gimtoji kalba yra rusų, gali pasirinkti kaip antrą užsienio kalbą rusų. Taip pat mūsų mokykloje yra galimybė laikyti abitūrą rusų kalba, bet šią galimybę turi tik tai dabartiniai 12 ir 13, nes po šių metų išeina mūsų rusų mokytoja. Bonjour, voici notre classe de français. Et là, c'est Monsieur Vallée, notre prof de français. Sveiki, aš esu Paulius. Hallo, ich bin Viktorija. Ir mes stovime prie mūsų mokyklos bendrabučio ir tik įėjus bendrabutį matote biliardo stalą, futbolo stalą bei stalo teniso stalą. Ir man po dešinę yra bendrabučio salė, kurioje vyksta įvairūs renginiai, kaip pavyzdžiui perioninės, kokie koncertai ir panašiai, bei tautinių šokių būrelis. Ir praėjus toliau matote pagrindinę laiptinę, kuris sujungia berniukų ir mergaičių korpusus. Und jetzt sind wir im neuen Mädchenkorpus. Hier können maximal bis 20 Mädchen wohnen auf einmal, wenn man zu zweit wohnt, aber meistens alle wohnen einzeln. So sieht mein Zimmer aus. Und wenn man weiter hier läuft und die Treppe hoch, ist man schon in den alten Mädchenkorpus. Hier können maximal bis 30 Mädchen auf einmal wohnen. Der wurde in 1972 gebaut und der neue Korpus in 1985. Dabar esame pagrindiniai laiptiniai, kurie jungia berniukų ir mergaičių korpusus. Už manęs yra berniukų korpusas, man po dešinę yra mergaičių korpusas ir taip pat ten yra dar vienas mergaičių korpusas, kuris yra mažesnis. Be to, čia yra budėtojų kambarys, kur yra laikomi visi dokumentai, telefonas budėtojo. Čia matote budėtojo grafiką. Ir berniukų korpusas buvo pastatytas dėl Renhofo pilies gaisro 1984. Tai čia matote mūsų berniukų virtuvėlę, kur mes daromės pagrindinai patys suvalgytis, jeigu norim arba praleidžiam vakarienę. Ir kiekvienam kambarį dabar gyvename mes po vieną, tačiau galėtų gyventi apie 50 vaikų, jeigu gyventume po 2. Ir dabar praeisim iki mano kambario, visi šitie kambariai yra užimti. Ir štai mano kambarys. Taip pat mes turime televizijos kambarį. Und auch haben wir einen Gym. Спасибо за внимание. Wie ist er vorbei, bitte? Das ist Schloss Renhof.
Seit 1953 gehört der litauische Gemeinschaft und seit 1954 befindet sich dort die litauische Gymnasium. Die Gemeinschaft ist ein Zentrum der litauischen Kultur. Čia yra Renhopo pilis, 1953 metais šią pilį ir jos teritoriją išsipirko lietuvių Vokietijos bendruomenė. 1954 metais šioje teritorijoje atsirado lietuvių Vasario 16 gimnazija, kuri iki šiol čia ir tebestovi ir tebegyvuoja. Šita pilis yra kaip ir lietuvių kultūros Vokietijoje epicentras. So, das ist der Schlosssaal. Čia yra pilies salė. So, das ist der Musikraum. Čia yra muzikos klasė. So, das ist die Bibliothek. Čia yra biblioteka. So, das ist die Kapelle. Čia yra kaplyčia. So, das ist die Schlösser. Čia yra bokštas. Hallo meine litauischen Freunde, mein Name ist Bogdan, Manovaldas Irajulius und heute stellen wir euch unseren schönen Sportplatz vor. Mes pristatysime mūsų sporto aikštę. Kommen Sie rein! Hier sehen Sie einmal unseren schönen Platz. Čia jūs matote mūsų sporto aikštę. Wir haben hier ab und zu Sportunterricht, momentan aber leider nicht wegen dem Wetter. Mes kartais čia turim sportos pamokas, bet dabar dėl oro. Wir spielen ab und zu auch gerne hier Fußball, Basketball oder auch Volleyball. Laisvalaikiu mes čia žaidžiam tinklinį, futbolą ir krepšinį. Hier haben wir einmal unsere wunderschöne Klimmzugstange. Wie ihr seht, machen wir hier gerne Klimmzüge. Čia mūsų prisitraukimo štanga ir kaip matote, mes čia mielai darom prisitraukimus. Hallo, wir sind Sudermannschule. Heute stellen wir euch unsere Schlosspark vor. Hier auf diesem riesigen Wiesen verbringen wir unsere Pausen und wir feiern auch einmal im Jahr im Sommer das Johannesfest. Hier sehen wir unsere tollen Bänke, die jeweils eine litauische Geschichte darstellen sollen. Davon haben wir 5 Bänke. Wenn man von da hinten aus weiterläuft, kommt man hier zu einem super schönen Schulbach. Hier ist leider Warten verboten, trotzdem hält sich nicht jeder dran. Hier ist ein Schulbach und hier ist eine kleine Küche, wo man aufstehen kann. Und dann kommt man da hinten zu einer kleinen Insel, wo eine Bank drauf steht und das ist dann immer sehr schnell so natürlich schön, bevor irgendwann ankommt.